Žiūrėkit, jau ir antras karys dislokacija Vokietijoje, kur 5-7, kur Lietuvoje nesidislokavę. O trečias 5-7 parašyta nekrologija, kad Lietuvoje dislokavosi, nors 5-7 į Lietuvą nebuvo atsiusta. O ten 5 toks, 7 toks, tai jie sutrumpintai vadina 5-7. Dabar dar yra problema su tuo, kurio kuprinė buvo rasta. Nors jo 1-41 Lietuvoje sausio 29 atvyko 9 mėnesiam, neparašyta niekur, kur jisai buvo priskirtas. Ir jį visai bandė nuslėpti. Dabar tas antras, kur, sakau, dėdukas ir jam duoda 25 metus, irgi labai problemiškas dalykas, nes jie įdėjo gal jo nuotrauką, kai jam 40 metų buvo, ar nežinau. Apskritai mes nežinom, kokias čia nuotraukas nukabinę, nes pas jį Facebooko paskyroj yra jo žymiai vyresnio nuotrauka su kažkokiu paaugliu, tarsi sūnum, paskui dar viena yra paskyra, kuris dar senesnis už lėktuvo vairo. Ir visi matome, kad jam ne 25, nes ir kūno sudėjimas keičiasi, tai jo reiškiasi tapatybę slepia. Kas jisai toksai, nes jeigu jie neslėptų, tai mes sužinotume daugiau. Tai va iš to slėpimo, to dėduko išlieka slėpimas, paskui išlieka neaišku, ką 5-7 veikia Lietuvoje, kai jie yra dislokuoti Vokietijoje. Lėktuvas labai aiškiai su jų kūnais išskrido į Ramšteino bazę. Labai aiškiai kryptis į savo dislokacijos vietą. Ten, kur tai taip ir yra, ten, kur dislokuoti, ten kūnai turi būti, kur paskutinė tarnybos vieta, tenais perima. Tai ir niekas neiškėlė klausimų, Nausėda dabar praneša laikraščiai, aiškina, kad paskirs jam valstybinį apdovanojimą, kadangi Lietuvoje persekioja už užsienio įvykius, mes esame ant tiek įbauginti, kad bijome net pakomentuoti, bet aišku norėtųsi paklausti, už ką, už pelkės sugadinimą, už ką jie ten veikia, iš kur 5-7, kur dislokuota Vokietijoje, ką jie čia veikia, kaip jie čia atsirado. Ir gerai tenais mačiau interviu, Egidijus apžvalgininkas sako, kad turi prokuratūra, turi karo policija tirti. Tai taip, pagal mūsų sienos apsaugos įstatymą šiandien ką tik skaičiau, aš neteisingai vadinau, sakiau sienos ekskliuzyvinė zona, jinai vadinasi pasienio zona. Mes iš bendro išsilavinimo visi žinome, kad 5 km, kad dokumentą reikia turėti. Ten nepranešama, kad draudžiama važiuoti su tanku, bet man atrodo, kad Asilui aišku, kad pasienio zonoje draudžiama važiuoti su tanku. Draudžiama būti ginkluotam pasienio zonai. Čia dar tokių buvo labai keistų teorijų, jiegi visi tamsiaodžiai tie. Ta 3 grupė, tai jie ne baltieji. Tai mūsųgi pasieniečiai būna išstumę ten atgal tos visokius emigrantus. Ir dar pastebėjote, kad kai dalinosi nuotrauką, oi čia mūsų draugai prie tanko buvo labai daug tokių tamsių. Tai apsimesti pabėgėliais irgi viena yra iš karo taktikų ir amerikiečiai, aišku, gali ją panaudoti, žino, kad Lietuvos pasieniečiai išstumia atgal pabėgėlius. Tai mesgi nežinom, ar jie nebandė apsimesti pabėgėliais, gal juos išstūmė, gal jie ten žuvo kur nors pasienyje, gal juos čia atitempė, mesgi nežinom visos istorijos. Tai pas musgi pilna tų istorijų, kai veržėsi pabėgėliai, migrantai juos išstūmė ir jie Baltarusijos pusėje ten pelkėse numirė. Tokių pilna istorijų. Ir čia yra viskas per daug keista. Ir tuo labiau, kad tenais, sakau, 3 iš 4 nedislokuoti Lietuvoje, apie tai niekas nešneka. Nėra jokios grėsmės, kad amerikiečiai kariai, kurių rotacija neįvyko, va tokių konkrečiai neįvyko, atsiranda Perūno pelkyje ir tada jie sukasi visaip, kad čia poligonas, kad tik mes nekeltume klausimų, ką jie ten veikia. Iš kur jie čia atsirado? Suprantat, tai išlieka klausimai, ar čia traukiniais atvežta iš Ramšteino bazės jau su labai daug tankų kariai,
kurie nedislokuoti. Kodėl tenais toj proskinoj mes daugiau matėme tokių pačių šarvuočių nuo pirmos dienos? Stovėjo šone, tarsi padaužti. Kodėl jie ten stovėjo? Ką jie čia veikė? Ką jie čia ruošėsi? Ar jie čia dronus leido? Ar jie čia raketas išsidėliojo? Ar jie čia į pasienį Baltarusų norėjo šaudyti už 3 kilometrų? Mes nežinom. Ir kodėl to mažylio 21 metų sako, kad Lietuvoje jis dislokuotas, bet 5-7 Lietuvoje nėra. Tai jie, kai meluoja, jie jau nebesusiderino savo melų. 15 kapeikų tai nuo ryto iki vakaro dirba prieš žmonės, gaudo Facebook'e komentarus, paneiginėja. 4 katafalkai, bet 5 internautams pasirodė. Tai internautai kelia klausimą, nes buvo pirma automobilis su 3 ir šarvuotė su 4. 15 kapeikų paneiginėjo, paskui buvo, kad šarvuotyje 3 rado, 4 nerado. 4 kai rado, tai nustebo, kad jis iš kito junginio, iš kito vieneto. Tai dabar tas iš kito vieneto, iš 141, aš nors pirmą radau, kad jie dislokuoti Lietuvoje. Jeigu jie prie nekrologo nesugeba pasakyti, kur jisai dislokuotas, tai galima grįžti prie versijos, kad Estijoje, prie Himarso. Arba galima kelti amerikiečių komentatorių versiją, kad jie visi žuvo Ukrainoje arba Rusijoje ir buvo atitempti ir čia numesti. Arba jų kūnai voliojasi be galvų tenais Kurske ir čia padaryta imitacija. Sukurtos aplinkybės, kad jie pelkiai žuvo. Ir gal net tų kūnų nėra, nes niekas nieko nerodė, nei paties tankų ištraukimo momento, nei kūnų nerodė, nieko nerodė. Nes jiems kažkaip gal reikėjo praimituoti, nes rusai, okupaciniai rusai iš savo pačių žemių praneša, kad ukrainiečiai palieka užsienio najomnikus be rankų ir be galvų, kad nebūtų identifikuoti iš viso. Tai jiems, matai, amerikiečiam, jiegi laiko save aukštesnė rase, liberalės, tai jiems netinka, kad jų jau kariškiai žuvo ir liko pakeliai gulėti be rankų ir be galvos, tai kažkokia istorija. Čia irgi gali būti toksai variantas, kažkokią istoriją reikia sukurti. Bet dabar, suprantat, kai Šakalienė minėjo 12 metrų, tą visą, tai ir iškyla toks klausimas, gal sprogo, bet paskui žmonės sako, kad matė, kad narai iki kelių stovi. Bala ten, kaip sakant, žino. Man atrodo, kad jie iš viso pasiklydo, gal ne nuo to lapelio paskaitė. Vieną rytą vieną koją atsikėlė vieną versiją paskaitė, kitą rytą kitą, o kaip yra iš tikrųjų niekas nežino.